Nesuvokiama, kaip už tokį kebabą jie gali prašyti tik 6 eurų. Ir dar visas mėsas jų pačių marinuotas, prieskoniuotas. Jie atvirai turbūt vienas geresnių kainos kokybės santykių mieste, o prasidėjo viskas nuo to, kad vieną paprastą antradienį su žmona užsukom pietų. Tiesiog mačiau, kad tiek vištieną, tiek jautieną jie patys marinuoja ir veriant iešmų, o tai ir išprovokavo mano vizitą. Šiaip visai smagi ir spalvinga vieta, tad pliusas už tai. Pliusas ir už kainas. Ne žmonos klasikinis turkiškas XL dydžio kebabas 6 eurų kainuoja. Aš užsakau beitį lėkštėje už 8 eurus. Ir jums nepasigirdo, čia tikros kainos. Jūs turbūt manęs klausite. Tai turbūt su skoniu kažkas negerai. Deja, atidžiai stebėjau mėsas ant iešmo, kaip maišo ir gamina salotas kebabams. Beje, tie turkiški lavašai nuo paprasto skiriasi tuo, kad vietoj kopūstų naudoja šviežias daržovių salotas. Stebėjau, kaip šviežiai gamina salotas prie mano kebabo lėkštėje. Tad ir čia jokių priekaištų negaliu rasti. Tai gal porcijos mažos ar skonis koks keistas. Aš jau jums turbūt atsibodau, bet ir čia priekaištų nebus. O kalbant apie skonį, tai jis buvo idealiai suderintas pagal mūsų poreikius ir pomėgius. Tiek jautiena, tiek vištiena buvo aromatinga ir stipri. Patiko rūgštelė ateinanti iš pomidorų pastos, nes ji buvo tiek mano, tiek žmonos kebabuose. Tiesiog mėgavusi savo kebabą dažydamas jogurtą. Ir finale užkasdamas šviežiamis žalumynais kvepiančiomis salotomis. Žmona taip pat nenustojo girti savo lavašo. Ta česnakinio ir pomidorų pastos sąveika kažkokia užbūrinti. O dar prisijungus nerealiai vištienai ir salotom, nerealiai geras kebabų potyris Kalvarijų gatvėje. Maksimali rekomendacija nuo manęs ir žmonos. Tikiuosi kokybės per laiką nepames, nes tai, ką daro dabar, tikrai verta didesnių pinigų negu prašo. Ačiū jiems. Fantastika.